Sveiki, dar viena pasaulio futbolo čempionato diena išaušo, tai yra vis dar aštuntfinaliai Prancūzija, Nigerija ir Nigerija laukia lagaminų su pinigais, nori tų premijų, kurios leistų žaisti dar geriau, bet manau, kad šiuo atveju prancūzai yra favoritai ir tai įrodo pirmasis etapas, kaip manai, Žydrūnai. Turiu sutikti savo nuomonę, Ganai atsiųstas ekskortas su 30 milijonų dolerių nepadėjo, manau, kad didesnė suma nelabai pagelbėtų ir Nigerijos ekipai, juolab, kad Karimas Benzema švaistydamas progas paskutinėse grupės rungtynėse čia turi būti tikslesnis ir galima, manau, tikrai pasilažinti, kad jis įmuš įvartį, minimum vieną, na ir prancūzai savo didesnės problemas turi spręsti, aišku, pirmajame kėlinyje, o mano manymu rungtynėse jie laimės daugiau negu pusantro įvarčio. Karimas Benzema žmogus ambicingas, jam reikia vytis tuos, kurie primušė daug grupės turnyruose, tai yra Lionelį Messi, Neymarą, tai yra ir tas pats Tomasas Mülleris iš Vokietijos ir spėju, kad taip, kad prancūzai laimės. Žydrūnas sako, įmuš Benzema, nedrįstų ginčytis, jeigu ne Benzema, įmuš dar kas nors ir manau, kad Prancūzija laimės rezultatyviose rungtynėse. Sveiki, mėlyjei, kuriems patinka ne tik futbolas, bet ir mes gražios merginos. Tai va, šiandieną susitinka Prancūzija prieš Nigeriją. Ta prasme, gražios merginos, ten tokios kaip mes, ne? Kaip tai? Paprastai, pavyzdžiui, tu įsivaizduoji, Anglijos treneris savo futbolininkam neleido atsivežti į čempionatą savo žmonų ir daryti su jomis kažką. Tai va, kai neleido nieko daryti, tai ir ne kažką sužaidė. Kaip suprast, kažką, ne kažką? Ne kažką, vat neleido kažką daryti, tai ir vat ne kažkaip ir rungtynės praėjo. Klausyko, jeigu tu pas tavo būtų vyras, vat, futbolininkas, ne? Tai tu, jam kažką ar ne kažką? Ne, tai kažką, tai aišku kažką, visur ir visada. Tai vat ir linkiu prancūzų futbolininkų žmonėliam, kad padarytų kažką ir jie laimėtų. Tai aišku. Kaip tai? Kaip, paprastai taip. O ten tipo dabar apie anglus, bet tik pirmą taip gaunasi, tai pažiūrėk į mane. Lažybos gyvai, Orangulas